Sveiki visi. Taigi šiandien 5 įrašas apie mano autorinę unikalią kolekciją. Pradėsiu nuo štai šito ąsotėlio, kuris turi dangtį ir turi labai unikalų raštą. Šitas kūrinys gimė būtent po plenero vykusio Platelių miestelyje, kuriame teko dalyvauti prieš daugybę metų. Dabar pabandysiu atspėti, gal yra 2016 metai. Jo, tai vadinasi, pleneras buvo 2015 metais, nes jisai čia yra darytas greičiausiai rudeniop kažkur tai. Ir tame plenere dalyvavo daug kolegų ir įvairiausių krypčių, ir drožėjai, ir audėjai, ir duonų kepėjai, ir dar ten kažkas, ir įvairiausi meistrai. Vežiausi ir sūnų, ir įstrigo viena sūnaus frazė, būtent kaip jisai sako, tikėjusi, kad mes čia susirinksim, ilsėsimės, pasakosim kažkokias kūrybinės įdomias istorijas, atsipalaiduosim. O mes čia, kaip sūnus, kad sako, nesuprantu aš tų menininkų, sako, susirinko pailsėti, apsikeitė darbais ir toliau kankinasi. Tai vat šitas ąsotėlis gimė to plenero dėka, nes praleistas laikas buvo įspūdingas su kolegomis. Aš pati irgi šitą išdrožiau, turiu pasistačius ten tokį vieno mūsų žinomo meistro dėka pamokino truputuką. Tai va, o šitą ąsotėlį pristatau, nes jis yra absoliučiai unikalus. Šitas raštelis yra unikalus, gaigalėliai ir jachtelės. Tai yra, kaip matot, yra S grafito technika, išraižyta ir dekoruota yra pusiau majolika, dekoravimo dažais. Noriu štai sustoti prie šitų gulbių. Šitos gulbės yra tik ant šito ąsočio ir dar ant vienos sviestinės. Va šitos sviestinės, kuri tarp kitko irgi yra unikali. Todėl yra kolekcijoje pas mane. Jinai tokiam išpildyme yra vienintelė. Ir tarp kitko taipogi turi, pat šitie du indai turi tas gražiasias pilkasias mano gulbės. Tai va, šalia šito raštelio dar sukūriau sviestinę su jachtom ir laiveliais taip pat, kuris atrodo va, ratu plaukia įvairiausi laiveliai ir vidury visų jų saulė, ar ne? Tai va, šitokia sviestinė taip pat yra tokia pat unikali, todėl šitie 3 darbeliai irgi yra tos unikalios kolekcijos dalis. Toliau noriu pristatyti labai įdomų indą. Tai yra arbatinis, jis yra ganėtinai didelis, 3 litrų talpos, kurį sukurti paskatino būtent tas toks tarpelis tarp šito konkurso Plungėje apie Plungę. Ir kažkaip, ko aš ten buvau nuvykus tuomet į biblioteką, neatsimenu, kad bibliotekos tuometė direktorė sako, ar nenorėtumėt padaryti pas mus parodos. Sakau, su mielu noru. Ir tuo pačiu jinai mane pravedžiojo pro būtent tą biblioteką, buvo netaip seniai įsikūrusi, praplėsta. Būtent jos tas pasakojimas, kad šalia tos laikrodinės buvo Oginskių laikais veikė oranžerija ir tenai pagal atkastus radinius papasakojo, kai buvo ta oranžerija, kaip jinai veikė.
ten požeminiais kažkokiais kanalais būdavo šildoma žemė labai įdomiu principu, garais kažkokio verdančio vandens, nu ten visa istorija. Ir mane ta istorija taip užkabino, kad labai užsinorėjau sukurti būtent indą kažkokį, būtent bibliotekos, Plungės miesto bibliotekos kolektyvui, nes jie ne vieną kartą mane glaudė tenai parodose, labai empatiškas kolektyvas tenai dirba. Visi su skirtingais, kaip sakau, charakteriais, skirtingo amžiaus žmonės, bet visada tenai būsi sutiktas šiltai ir draugiškai ir visada tau pagelbės, kaip tiktais jie tiktais galės, ar ne. Tai vat, ko pasekoj sukūriau štai šitokį raštą ir kodėl arbatinis, ar ne, kodėl arbatinis. Todėl, kad labai didelis kolektyvas ir jie labai turi daug svečių. Ir pagal šiuometinės direktorės pasakojimą svečiai yra iš jo vaišinami ir arbata. Greičiausiai tik arbata, nes čia kavos tiek daug neužpilsi 3 litrų. Tai labai malonu yra tai žinoti. Tai va dabar papasakosiu truputuką apie patį raštą, kaip jisai gimė, kodėl jisai būtent toks, o ne kitoks. Tai va čia galit stebėti yra išraižyta pelėda ir mokslo ir žinių simbolis, ar ne, mes visi žinom, kad yra pelėda. Vanduo, būtent šitas vat vingis, vandens miesto, būtent Oginskio rūmų laikrodinė yra įsikūrusi Babrungo miesto tokiame vingyje. O ta oranžerija buvo šalia tos laikrodinės sujungtas vientisas toksai pastatas, kuriame būtent ir auginamos buvo turbūt gal net žiemos metu, aš nežinau tiksliai tos istorijos, kaip ten kas vyko. Bet va tame vingyje, oranžerija, šiltnamiai, suprantam, kodėl arti vandens, nes šiltnamis ir viską reikia gausiai laistyti, ar ne. Tai va čia matot, yra mūsų parke labai daug yra uosių. Tai čia yra uosio fragmentas, kuris yra pačiam, ta prasme, vat, kai pavasarį, vasarą jie žaliuoja, toliau sukrauna ar ne sėklas žiedus ir galiausiai rudeniop ir žiemą iš jų lieka tik tai nukritę lapai, geltoni, rudi, ten vos nepilki ir iš jų nieko nelieka, jie grįžta į žemę. Ir tai va šitas simboliukas reiškia, kad ateis pavasaris, viskas vėl vat sužydės, po truputuką, po mažą, vat čia ta šiluma šaknyse lieka, kaip ir žemėj. Štai va šitas laikrodis simbolizuoja būtent vietą tos oranžerijos, nes jinai įsikūrusi buvo kartu su laikrodinė. Tai va tasai laikrodis simbolizuoja pačią laikrodinę. Šita žemė, kaip man direktorė pasakojo, kad jinai buvo specifiškai sluoksniuojama su arklių mėšlu. Sluoksniuojama, nes šiaudai, arklių mėšlas, kad žodžiu tenai išlaikytų šilumą. Tai va mane labai imponavo tas pasakojimas apie tą žemę konkrečiai ir man kilo būtent tasai žemės fragmentas, kaip padaryti ją tokią turtinga, man nuskambėjo ta žemė tokia, žinot, turtinga ta žemė, kad visokių rūšių visų ir su trąša, ir su šiluma. Todėl vat, nuo šito indo raštus, tarkim, daug kur aš žemę taip ir vaizduoju. Tai yra mano žemės vaizdavimo simbolis, raštas žemiai pažymėti ir paminėti ant indo. Taip toliau matom būtent įspūdingo grožio tas gėles, kurios buvo auginamos toje oranžerijoje, ar ne, nes grafas Oginskis, tai jau yra titulas, o čia yra būtent, pasodinau šitą neužmirštuolę būtent todėl, kad ten vienoj pusėje parko jos gausiai žydi, būna pilnas laukas tų neužmirštuolių, nežinau kaip dabar, seniai vaikščiau ten toj vietoj, bet tikrai žinau, kad ten augo. Tai va toksai
kaip matot, čia yra, paklausit ar ne, kodėl čia pas manęs namuose, o ne bibliotekoj. Tai kaip jau prieš tai minėjau, kad niekada keramikas vieno nedaro. Daro 2-3, tai va čia yra iš jų antrasis. Pirmasis išėjo tobulas, grakštus ir aukštesnis, šiek tiek kitokią formą. Jisai buvo ir padovanotas tas. O šitas tas antras brolis, kaip sakau, toks ir glazūra nusiraitė čia nuo visur, ir tarkim, ir laikrodukas išsiliejęs yra, ir toks biškį apspardytas, apdaužytas. Bet jisai va toksai va ir turėjau rašyti antroji pusė, kad yra unikalus, nes nežinojau, kuris išeis. Ir parašytas, sukurtas Plungės miesto bibliotekai. Taigi, šitas kolekcijoj todėl ir yra toks vat likutinis. Aš jame laikydavau vandenį ir kaip bebūtų keista, iš jo laisčiau gėles. Iš šito ąsočio gėles. Laikui bėgant, aišku, atsitiko krakeliūra, ta visa, kurios visi žmonės labai kažkodėl gazdinasi. Todėl noriu truputėlį pakalbėti apie tą garsiąją krakeliūrą. Kai glazūra suskeldė, žmonės išsigąsta ir sako, čia nekokybiškas gaminys. Tarp kitko, krakeliūra reiškia vieną iš dviejų, turi dvi pusės. Arba tai yra glazūra be švino, tai yra didžiulis pliusas, nes tai yra maistinė glazūra. Ir jūs įsidėję maisto karštesnio ar šiltesnio, jūs tikrai neprisigersit ir neprisiuostysit švino, kurio dažniausiai glazūrose yra labai daug, tikrai labai daug. O kita priežastis tiesiog netitikęs lydimosi koeficientas, toks yra, čia labiau keramiškai galiu papasakoti apie tą, kadangi vienokioj temperatūroje yra degamas žalias gaminys, tas vadinamas sausas, išdžiovintas, o kitoj temperatūroje yra degama glazūra. Ir jeigu nepavyksta šitų dalykų sukoreliuoti, tai finale gaunasi ta vadinama krakeliūra. Bet tai yra labai paprastas būdas, kaip jūsų tą mėgstamą puodelį, kurį nusipirkot, jums ten susikrakeliavo jisai, ar ne, tarkim, jau jūs jį bijot naudot, nes jis ten galbūt ir subirės, ar ten dar kažką dedat į lentyną ir bijot naudoti. Turiu labai paprastą liaudišką būdą, kaip galima visą tai užrakinti ir puikiausiai galėsit naudoti savo mylimiausią puodelį, ąsotį, bet ką, dubenį, kas tik turės kokią krakeliūrą. Tai va, imat lydytus kiaulienos, kiaulės taukus, kaip mes čia turim tą lietuvišką gerą riebalą, superinį riebalą. Ir tiesiog, jeigu nusipirkot, jau parsinešėt iš kokios mugės ar kur tą suskilinėjusi ar ne krakeliuotą. Tai vat imat su taukiukais ir visą indą plonai ištepat, ištrinat, taip trinat nuo dūšios, kaip sakant, kad jisai įsigertų į tuos tarpelius. Patartina tik vidinę pusę, patarčiau aš, nes išorinė, kada yra tie skeldimai, tai priduoda tokio sendinto rašto efektą. Tai nesiūlau, bet galit, kaip jau norit. Tai va, paliekat kokias 3-4 minutėlės, aš tai palieku ir iki kitos dienos palieku. Ir po to be jokių chemikalų, karštų vandeniu nuplaunat, išplaunat, nusausinat ir jau drąsiai galit pilt vandenį ar ką ten norit. Daryt ką norit, jisai, tas kiaulės taukas būtent, jisai impregnuoja tuos tarpelius aklinai. Ir vandenukas po juo nepapuola. Aišku, laikui bėgant atsiranda naujų, bet įpilat vandenį, matot, jeigu atsirado naujas įtrūkimas, išpilat vandenį, išdžiovinat, įtrinat iš naujo ir viskas. Ir jisai, kol suskeldės iki tokių smulkių dalelių, jūs tai prasičekinat, kaip sakoma, ir galėsit puikiausiai
naudoti ir mėgautis savo mylimiausiu kavos ar arbatos puodeliu, kurį kažkada kažkur galbūt kitoj šaly, kaip viena klientė sako, nusipirkau Londone tokį servizą. Žinokit, sako, tokia parduotuvė jau ta firminė, sako, parsivežiau, sumokėjau didžiulius pinigus ir visas, sako, suskilinėjęs. Tai aš jai taip ir paaiškinau, sakau, jūs neįsigaskit, tai nėra taip pavojinga, kaip atrodo. Vat, papasakojau, ką reikėtų padaryti, impregnuoti ir puikiausiai galite tai naudoti. Taigi šiandien tiek, susitiksime kitą kartą.